Sveiki, mėlyje. Paburkim taro kortom apie jūsų santykius, apie jūsų partnerį ar partnerę. Ką jums reikia žinoti, kas yra svarbu ir kas jūsų laukia. Kokius sprendimus jums reikėtų daryti. Ir paklauskim kortų. Pavargot. Kortelės rodo, kad pavargot labai pavargot ir tiesiog norit viską atrinkti iš savo gyvenimo ir norit atostogų. Norit atostogų, kur šilta, kur gražu ir norit viską pakeisti. Ir tapkit tuo chameleonu. Tapkit tuo chameleonu, kur keičiatės ir patys, ir savo išvaizdą nebijokit keisti. Moterys spalva plaukų, vyrai ryškius rūbus panešiokit. Kažką tai tokio, kas jūs atgaivins. Kas jums duos tą, ką jums reikia, kad taptumėt kitų žmogum. Netgi jeigu labai jums sunku ir tiesiog čia išbruko iš tarp plytelių šaligatvinių auga, išdygsta augalas, netgi dykumoj išdygsta kažkoks augalėlis. Turėkit viltį, kad viskas jūsų gyvenime pasikeis ir ta saulutė jūsų gyvenime irgi patekės ir nušviesim tą gražų gyvenimą. Jūsų gyvenimo knyga dar neperskaityta. Dar ten daug istorijų turi būti parašyta. Ir stenkitės taip ir gyventi. Stenkitės, kad savo gyvenime mokėtumėt viską keisti, mokėtumėt viską taip pakreipti, kaip jums reikia. Jūsų gyvenimo žvakė dega. Pieštukai padėti. Rašykit savo istoriją tokią, kokią norit, kad ji būtų. Neduokit kitiems žmonėms jūs stumti. Jeigu esat kryžkeliai, patys rinkitės, kur jums eiti. Į ten, ar eiti tiesiai. O gal ir atgal pasukti kažkas norit. Susigražinti, ką praradot, susigražinti buvusius santykius ar panašiai. Taip, ką jūs savo gyvenime, čia kaip katilas, kad verda jūsų visi norai, jūsų viskas, ką nutapysit savo gyvenime, tą ir turėsit. Taip, paimkim labirintas, mūšis, pergalė ir kaifas. Dar paklausim, dėliojimas puzlės. Romantiška vonia, ėjimas iš tamsos ir svajonės, svajonės ir vėl mūšis, ir vėl kartojasi, taip, gyvenimo knyga ir kągi galiu pasakyti, šitom kortom papildysiu. Taip. Mėlyji, visą tą balaganą išminties, kad ir daug turit. Čia korta labai įdomi, čia daug knygų, knygos išmintis, knygos protas, knygos inteligencija, žmogaus intelektas ir panašiai. Ir jeigu čia
kad ir labai daug pridėta žinių, o ten padarytas vinegretas ir sąmyšis, nieko gero iš tos išminties irgi nebus, mėlyjei, kad ir tegu niekas nedrįsta jūsų pavadinti kvailiu ar neišmintingu, bet žinot, ką aš jums pasakysiu, va ką man dabar čia visuma šitų kortų sako. Nereikia norėti, kaip pavyzdį, jeigu tu vos ne bomžas gyveni kažkur tai palėpiai ar dar kažkokiam pusrūsyje, ar kur tu gyveni, ir tu renki butelius, kad pragyventum ir nori karalienės, tai žinot, nieko iš to nebus. Jeigu norit kažką tai gauti savo gyvenime, turit atitikti tuos kriterijus. Vyrai, kurie neišvaizdūs, pilvoti, nei jūs gražaus kažkokio estetiško veido turit, nei jūs grožio turit, bet jūs norit kažkokios vau karalienės, žinot, ką jūs gausit. Gal gausit kažkokią ir neblogą moterį, bet jinai bus tokia beviltiškoj situacijai, psichiškai palaužta, pamušta, kad jinai bus ten tiesiog kaip žaizda. Ir jums reikės su ta žaizda gyventi ir kokį jūs ten malonumą turėsit. Tik savo lygio, tik savo luomų, tik savo žmogus tam tikrų gal ir finansinių ir turtinių lygių gali tikėtis kažko tai. Taip, žinot, yra visam pasaulyje, ypač vakarų. Čia aš nekalbu apie sovietizmą ir sovietinį mąstymą, kuris Lietuvoje tai tiesiog klesti. Kalbu apie vakarų kultūros, tą aukštesnių lygių, kur moteris gimdo vaikus, namų siela, namų gėlytė, namų grožis ir visa kita, ir jinai yra gerbiama. Turėti moterį vyrui, tai didelį garbė, kad sutinka moteris gyventi su juo. Lietuvoje šito neegzistuoja, labai mažai, kur yra vyrų. Atsiprašau, kurie tokie. Tikrai yra tokių vyrų ir moterys, kurios turi tokius vyrus, tai labai branginkit. Bet šiaip tai vyrai vos ne aukščiau save visur laiko ir kad moterys apie juos turi šokinėti net bulai. Niekur pasaulyje taip nėra. Moteris yra pagarboj, nes jinai ir jūs vyrukai gimdo. Ir jeigu nebūtų moters, nebūtų nei jūsų čia tų pasididžiavimų, nei nieko. Žinot, kaip yra, ir jeigu jūs netitinkat to lygio ir moteris, jeigu jūs nei gražuolės, nei figūringos, nei išmintingos, ką jūs čia siekiat kažko tai, likimas duoda tokį tau žmogų, tokį pritraukia iš tiesų. Bet man tas netinka, tau davė likimas, prašau, net pasirinkimą, va tas, 1, 2, 3, ne, tu nori keliais laipteliais aukštesnių lygių, liksi viena. Tikrai. Žemesnių lygių tikrai nesiūliau, arba lygus, arba aukštesnis, gali šiek tiek būti, bet ne lygi to laipsnių. Pasikeis žmogus gali. Taip gali ir eiti kažką tobulėti, kurti savo ateitį gali, bet ne lygi šitokio lygio. Kad tu gautum ten kažkokį princą ant baltų, čia pasakus, gal jūs ne to amžiaus, tikiuosi, jums ne 10, ne 8 metai, kad pasakom tikėtumėt. Tai taip, kad išaukit iš to amžiaus ir gyvenkit, džiaukitės gyvenimu, kaifuokit. Ir likimas, ką siunčia šalia, tokį žmogų branginkit. Branginkit, ne dėl išvaizdot, kad jis labai gražuolis, jeigu jis geras, jeigu jo siela jums atitinka, jeigu jūsų sielos yra bendros ir jums viskas gerai, tada viskas bus gerai. Tik tai šitaip, jeigu jūs norit to, ko
ne jūsų nosiai nieko nebus. Nusivylimai, bokštas krito. Nusivylimai tikrai, tik tai nusivylimai bus ir paskui krista savivertė, o čia aš tokia prasta ir niekas. Jūs gali būti ta imperatorė, savo lygio žmogui, jums tinkančiam žmogui. Ir čia ir vyrai, mano už tą kanalą vyrai mažiau žiūri, bet irgi pakankamai daug žiūri. Vyrai, jeigu norit imperatorienės, tos pačios didžiausios karalienės, pagalvokit gerai, kad ir kaip seilį varvės, žiūrint, važiuojant ar einant keliu į tas gražias moteris ten, ar dar kažkur, jeigu ne jūsų nosiai, nereikia jų žeminti, nereikia jų kritikuoti, šaipytis, tyčiotis iš jų, iš to tokios abydos, iš tokios skausmo, kad aš lygi jos nedatempiu. Tai labai šlykštu. Tai parodo jūsų visą tą turinį, dvasinį ir tik tiek. Jeigu jūs nedatempia, tai nereikia šaipytis iš tų gražių, iš tų įsilavinusių, iš tų visų labai daug pasiekusių moterų. Tegu jos gyvena savo gyvenimą, savo rate, savo aplinkoje, ieško į save panašius, bet kitą kartą tas mylintis žmogus gal truputį ir žemesnio lygio, jeigu jisai čiučiut bus, bet labai mylės, irgi laimę gali atnešti. Pasaulis antiek margas ir visa kita, tai kitą kartą pakilti aukščiau negu tu galėjau, iššokti aukščiau bambos tu neiššoksi. O nusileisti laipteliu gali ir vyras, ir moteris. Vyrai labai dažnai nusileidžia, ypač protingi vyrai. Žinot, jiem reikia, jie aktyvūs, jie turi verslus, jie turi sudėtingą gyvenimą įtemptą. Jiem nereikia kažkokios labai tokios konfliktinės moters, kurie duos daug nerimų. Jie nori, ieško pilkos pelytės, tokios ramios moters, šeimos moters, kur bus gera motina jų vaikam, arba kad vyresniam amžiuje jau neaktualu vaikai, bet bus ramu ir saugu namuose, bus ramybė, kvepės barščiais ir visa kita galbūt. Tai va, tokia yra realybė, kad čia rodo labai daug tokių norų, kad, žinot, kiekviena norit, gal ir esat pentaklių karalienė, kur viską turit, kur pas jūs yra jau pasiektas, pačios susidirbtas tas, ir kitą kartą nenori dalintis su kažkokiu tai žmogum praradusiu viską. Su tokiu žmogum atsargiai iš tiesų tai reikėtų, jisai sugebės ir prarasti ir ką jūs jau turit. Čia, žinot, būna ir taip. Bet juda gyvenimas, juda ir čia man rodo, kad ateis kažkas pas jūs į tą gyvenimą, tas, tik tai jūs atsimerkit ir sugebėkit pamatyti, jūs turit pamatyti. Ir man krito baltas veidrodis, kuris nieko nerodo. Dar jūsų daugam, kurie man žiūrit, dar jūsų ateities likimas tik tai klostosi, jam tik tai daromas takelis. Bet jis greitai, nes krito, žinot, po ko? Po vežimo, kur greitai, reiškia, veiksmas vyksta, jau pas tave ateina. Dar jūs neturit? Kažkas iš šitų daug žiūrinčių mane. Bet jau kažkas greitai bus. Taip ir pentaklių karalius krito. Pentaklių karalius, čia karalienė buvo, o čia jau karalius, reiškia ateina būtent. Gal čia ir sufleriuoja, kad ateina tas pentaklių karalius, pentaklių karalienė, tai lygus jums žmogus. Lygus resursais, lygus, jeigu vyresni žmonės, o pas mane ir žiūri daugiausia, mėlėjai jūs, kad jie esat vyresni, nors ir jaunimo daug žiūrit. Tai ir finansiškai, ir visais atžvilgiais, ir išmintim, ir viskuo, ir patirtim lygus žmogus ateina. Tai labai šaunu. Tai ką geriausia galėčiau šiandien palinkėti, tai būtent lygaus savo žmogaus.
Bendri resursai sudėti duoda daug galimybių, daug ir daug šansų. Kardų tūzas labai geri gali būti šansai, net pati žinau tokių šeimų, kur abudu turėjo butus, vieną išnuomavo, kitam abu gyvena ir dasidėjo dar pinigų visokiam pramogom, atostogom, gerom kurortam ir viskam. Žodžiu, galimybės visada yra visokios ir galima daug ką iš to gyvenime labai protingai sudėliojus padaryti. Ir čia pentaklių trejetas, kūryba. Ką jūs sukursit savo gyvenime, ką jūs padarysit savo gyvenime, kaip jūs išmintingai suklostysit visus resursus, tai bus labai. Ir šie metai tokie arklių, tai yra be galo greiti įvykiai, daug visokių įvykių. Ir jūs būsit gal ir darbštūs, ir nesvarbu, kada žiūrėsit, bet šitas būrimas, šitai palinkėjimai jums tikrai padės ir jūs savo gyvenimo magas esat. Jūs galite savo gyvenime viską padaryti. Viską, kad būtumėt laimingi, kad būtumėt turtingesni, kad būtumėt ir devintukas taurių, be galo visą laiką geros kortos čia jums krito ir tikrai linkiu aš jums. Pirmiausiai, būkite išmintingi, nešokit aukščiau bambos, žiūrėkit iš savo aplinkos, ne į tą gražuolę, ne į tą gražuolį vyrą, kuris Alfonsas gali būti ir ten kažkoks, tai nežinau, ir tie, kur labai prisižiūri, tai labai, žinot, kokį prisižiūri, narcizai, kurie savo išvaizdą ir visą kitą toks atskirtas. Norėsit savo mylimą žmogų pagal savo skonį, galbūt jisai sutiks, kad jūs ten ir aprengsit ir jisai gerai pagal jūs atrodys, nes jis turi gražus jums būti, o ne visam pasauliui, kaip Alfonsas koksai, ar ne? Tai va, tai taip, kad viskas čia susiklostys labai gerai ir tas devintukas taurių rodo visišką jūsų pasitenkinimą, dvasinį kaifą, jausmų tokį, viskas labai gražu ir tai yra karma. Daugam atėjo laikas, atkentėjot savo, teisingumas rodo, kad jau atėjo laikas jum, už viską jau susimokėjot, už visas savo klaidas ir ką reikėjo atsinešti nesargytas ir visa kita, ir dabar jau atėjo laikas švęsti. Taip, bet išlaikykit lygsvarą, nereikia nieko, eikit gyvenime, džiaukite, švęskit gyvenimą, bet protingai. Ir pentaklių tūzas, likimas jums duos tą šansą. Tai yra, pentaklių tūzas, tai yra ir turtas, ir gera sveikata, ir viskas, laimingi žmonės, žinokit, sveiki. Stenkitės būti laimingi, žinot, galima būti laimingam net pragare, aš jums žinau ant savęs ir irgi praėjus viską gyvenimą ir ugnį, ir vandenį. Esu vyresnis žmogus ir turėjau gana sudėtingą likimą. Ir būsit laimėtojų visur. Šešetas žąslų tai rodo pergalę. Rodo pergalę jūsų visuose siekiuose, jūsų visuose, jeigu išmintingai valdysit savo likimą, savo gyvenimą, kas turit jau partnerį, išlaikysit jį, mokėsit su juo elgtis, mokėsit gerbti. Pagarba yra, meilė yra geras dalykas, bet ten dažniausiai būna tas ryšys toksai reprodukciniam amžiui, kada jauni, kada jau kuo vyresni žmonės, tai yra daugiau ir draugystė, ir prisirišimas. Ir ta meilė toks labai slidus apibūdinimas, žinot, jeigu tu gerbsi tą žmogų, jei tau jau gaila bus, pergyvensi, kad jam viskas gerai sektųsi ir visa kita, tai yra, galbūt ir yra ta viena iš aspektų, ta, žinot, meilės. Ir jeigu jis dėl jūsų pergyvens ir rūpinsis jumis ir viską, tai tada ir yra tas toksai
Ir jeigu žmogų pasitikrinkit, ar jis jums rūpi, jeigu jūsų ras ir netenkat, liekat visai viena ir daugiau niekada to žmogaus nesutiksit, kaip jūs pasijustumėt? Ar jums jų trūktų ar netrūktų, neskubėdami, tai pagalvokit. Nu ir dar paimsiu paskutinės 3 kortas dėl angelų. 5 kardų, baikit kovas, mėlieji, angelai jums sako, baikit kovot su visu pasauliu, tiesiog džiaukitės ir gyvenkit. Išeikit iš meilės trikampių, tai niekur netves. Jeigu esat meilužė ar meilužis, nesitikėkit, kad ten išardydami kitą šeimą būsit laimingi, ant griuvėsių niekas nebūna. Jeigu jau žmogus išėjęs, jeigu jis ten jau iširė viskas, tada prašau, bet jeigu ne, tai angelai patarė su šitais nežaisti. Ir pentaklių pažas, tai kažkokia tai dovana, kurios dar neturit, gausit iš likimo. Tokie jums angelų patarimai. Ir dėkui, kad jūs esat. Jeigu tinka, spauskit laikus, kad priimu. Ir rašykit man, ką norit sužinoti. Labai pasistengsiu jums tą ir paburti.